mes esame Oksalio šaudykloje Grigiškėse ir bandysime išsiaiškinti pagrindinius šaudymo stačiomis nuo rankos elementus, kurie jums padės atlikti taiklų šūvį. Visų pirma, pirmiausias ir turbūt vienas iš svarbiausių šaudymo stačiomis elementų yra kojų padėtis. Kojos turi būti pečių plotyje ir ne per siaurai, ne per plačiai. Pečių plotyje ir korpusas, kūnas turi būti pasuktas 90 laipsnių kampu į taikinį. Kuomet mes jau turime savo stovėseną, taikymosi korekciją, mes turime daryti ne rankų pagalba, o visų kūnų. Tarkim, jei atsistojus ginklas jums žiūri labiau į dešinę nuo taikinio, jūs turite ne iš rankų užtempti jį ant taikinio, o visų kūnų pakeisti savo stovėseną. Šitaip neįsitempia raumenis ir jums bus lengviau ir paprasčiau atlikti šūvį. Netgi ilgiau taikantis, jūs netaip greit pavargsite. Kitas svarbus elementas šaudymo metu yra rankų padėtis. Rankos turi būti nuleistos ir kuo labiau priglaustos prie kūno, kadangi jeigu jūs jas iškelsite ir atitrauksit nuo kūno, raumenys įsitemps ir greičiau pavargs. Tai jums trukdys atlikti taiklų šūvį. Sekantis svarbus pastebėjimas šūvio metu yra galvos padėtis. Žandas turi būti priglaustas kuo arčiau pažandės, tam, kad išlaikytume šūvio stabilumą. Šūvio metu viršutinė kūno dalis negali būti įsitempusi, todėl kvėpavimas taip pat turi nemažai įtakos mūsų taikliam šūviui. Prieš šūvį įkvėpėte oro, nepilnai jį išpučiate ir sulaikote kvėpavimą. Paskutinis svarbus pastebėjimas atliekant taiklų šūvį yra ginklo nuleistuko nuspaudimas. Tai turi būti atlikta ne piršto kraštu, ne ties sąnariu, o piršto pagalvėlės viduriu. Taip pat po šūvio yra rekomenduojama ginklą išlaikyti nutaikytą į taikinį dar bent kelias sekundės, kad nebūtų nutempimų. Tai buvo tik keli patarimai, kaip reikėtų atlikti taisyklingą šūvį, tačiau, kaip žinome, be praktikos gerų rezultatų pasiekti yra tikrai sunku, todėl lauksime jūsų Oksalio šaudyklose.